Sveiki gyvi, brangūs žiūrovai, nuostabi diena dar vienos laidos įrašui. Iškrito sniegas, su juo nusileido ir šventinė nuotaika, todėl šventiškai sveikinuosi su Einiu Petkumi. Labas, kolega. Sveiki, mėly raštingi mūsų žiūrovai. Ir pratęskime šventinę nuotaiką nuostabę žinią, kuri... Taip, tai yra visgi, kaip daug rašė žiūrovų ir klausė, sausio 10 valandą, šeštadienis bus tada po naujų metų, 13 valanda, Žemgulio 46. Mes patalpinsim šitą skelbimą, žinoma, ir telegrame bus mūsų susitikimas tame krašte. Taigi kviečiam panevėžiečius ir ne tik Žemgulio 46, spalio 10. O, atsiprašau, matot net su data, kas darosi, sausio 10 dieną, 13 valandą. Ačiū labai. Taigi, apie tą gerą nuotaiką. Ir aplamai, ačiū tikrai, kas palaiko, ačiū, kas tiek kantriai laukia po ilgo laiko tarpo, nes buvo labai daug, kaip sakant, šią savaitę nuotykių, jeigu sąžiningai. Tai apie nuotykius mus tikrai supažindinsi, o galiu atskleisti, pasakyti, kad neseniai grįžai iš Baltarusijos, o kaip žinia, iš Baltarusijos pas mus leidžiasi ne tik sniegas, bet ir baltarusiški balionai, su kuriais niekaip nesugeba kovoti ratais kvadratais, žodžiu, kovojama pasitelkiant ir Europos Sąjungą, ir Ameriką, žodžiu, ieško mūsiškai išeičių. O Budrys ir politikai sako jau ko, bet ministrų lygmenyje mes tikrai su baltarusiais nešnekėsim. O mūsų Einis paėmė ir nuvažiavo į Baltarusiją ir susitiko ministrų lygmenyje. Gal gali apie tai plačiau? Iš tikrųjų, sąžiningai jo. Buvau ONT vienoje iš didžiausius reitingus turinčioje televizijoje studijoje ir informacijos ministras Baltarusijos turi savo laidą tokią, kurioje teko sudalyvauti ir kalbėti būtent apie šitas problemas, apie santykius Lietuvos Baltarusijos, apie vadinamą viršvalstybinį valdymą, Europos lygmenį ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tą patį projektą, kuris vystosi, vadinasi projektas Intermarium, ir kurioj vietoj šitoje schemoje yra Lietuva. Iš tikrųjų, nežinau, kas matė tą laidą, tai matė, o apie projektą Intermarium buvo daug kalbama susitikimuose su žmonėm Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ypač tai palėtėm. Taigi visą tai mes aptarėm ir, kaip sakant, tikiuosi, kad nunešiau žinią, kad Lietuvos žmonės tikrai neturi jokio priešiškumo nei Baltarusijos, nei Rusijos tautai ir visiškai nenori karo. Ir kaip tu sakai, Mildutė, kas darosi su tais balionais, kokia isterija, kam tai visas sukasi protelis ir kas tą kelia dirbtinai karą. Tai tol, kol aš buvau Baltarusijoje, tu parašei YouTube ir Facebooką kažkokį tai stebuklingą komentarą apie tai, kaip galima tą problemą išspręsti. O tada tu jau pristatyk, ką tu ten prirašei. Ir kas įdomiausia, tas mano postas tikrai sulaukė, man atrodo, virš 3000 patiktukų ir pasidalino žmonės. Tai rodo, kad informacinė erdvė gali padaryti įtaką, o įtaką iš tikrųjų padarė, nes ir ministras Kondratovičius, vidaus reikalų ministras, atkreipė dėmesį mūsų pasiūlymą. O pasiūlymas labai paprastas, tai yra pasimokyti iš kariaujančios šalies, tai yra iš Rusijos, kaip kovoti su šitom oro atakom iš oro. Ne hibridiniam, pavadinkim. Rusija tai daro paprastai. Vos tik tai su rusiška SIM kortele įvažiuoja žmogus į Rusijos teritoriją, jie iš karto yra blokuojama parai. Nesvarbu, iš kurio galo, žodžiu, įvažiuoja. Parą šitas daiktas, telefonas neveikia. Kadangi mes girdėjom, jog balionai įskrenda su lietuviškom SIM kortelėm, nors kas greičiausiai techniškai nėra būtina, tai gali būti su bet kuriom kortelėm. Tiesiog lietuvių operatoriai turėtų nutraukti bet kokį tų kortelių aptarnavimą parai. Tai reiškia, balionas parą skraido be jokios žinios, be tų GPS-inių signalų siunčiamų vadinamų, ir tie kontrabandininkai jų tiesiog parą nemato.
o kai jau jie nusileidžia, paprastai jos greičiausiai galėtų susemti patys žmonės, kurie jos pastebi savo kieme ar netoliese. Tai va šitas pasiūlymas parai užblokuoti į Lietuvos teritoriją įskrendančius objektus, įvažiuojančius, pavadinkim, kertančius Lietuvos sieną. Tokį pasiūlymą buvau padarius ir ministras Kondratovičius į tai su jūsų gerbiami žiūrovai pagalba atsižvelgia. Štai jums įrodymas. Vakar mes išleidom pirmą mūsų galbūt kaip operacijos vadovą, mano kaip operacijos vadovo įsakymą, nurodymą, pavedimą, kurio pagrindu ir operatoriai, ir susisiekimo ministerijos, ir vidaus reikalų ministerijos atstovai skubiai turėtų priimti pasiūlymus dėl galimų ryšių blokavimo, dėl kortelės blokavimo, jų atradimą, kurie turi irgi palengvinti operaciniams veiksmams, ieškant ir identifikuojant galimas siuntas, kontrabandinės siuntas iš Baltarusijos. Žinai, čia įdomiausias momentas, ar atsižvelgia į tavo pasiūlymą ar ne į tavo, bet tavo pasiūlymas nuskambėjo informacinėje erdvėje, reiškia laiku, jis užėmė tam tikrą nišą ir nuskambėjo. Ir žinai, šitoje vietoje iš tikrųjų, kaip tu sakai, rusai blokuoja. Šiaip iš tikrųjų blokavimo mechanizmus šitų dronų turi pilnai technologijas ir ukrainiečiai, kur lietuviai, jeigu neturi, gali iš jų pasiskolinti, jeigu jau taip labai reikia, labai nubėgti ir pasiskolinti technikas ir užblokuoti. Tie vietiniai žiūrovai, kurie nugaustauja, ar ten gyventojai, kad jiems užblokuotas bus ryšys internetinis, tai jūs apsispręskit. Ar jūs norit komfortabiliai riebiai gyventi ir galit kažkiek pakentėti be mobilių telefonų ir savo žaidimų internetinių. Ar mes kalbam apie tai, kad yra provokacijos dėl karo. Tai šitoj vietoj aš labai sveikinu ministro Kondratovičiaus padarytas išvadas, kad galimai jie turi per ekstremalią situaciją apsispręs pagaliau ir blokuotas korteles. Patirčių yra kiek, kad pasienis būtų sutvarkytas, o kitoj vietoj žmonės kažtai užduoda klausimus, Milda, o kodėlgi tiek tų balionų anksčiau nebuvo, dabar tiek pasidarė, kad nieks negali su jais susitvarkyti. Atsakau, myliai, jūs supraskit, kad tam tikros banditinės mafinės struktūros ir po valstybinė vėliava, nereikia šito, yra viskas dengiama. Buvo, kaip sakant, organizuotai vežė fūromis šitas cigaretės, dabar šitas maistelis dingo, kažkam tai reikia toliau valgyti, ir padaugėjo jums šitų balionų skraidimų. Tai yra kompensacinius mechanizmus žmonės galvoja. Jūs suprantate, tai už tai yra viskas labai paprasta. Ir kai kažkas tai kaltina Lukašenką, kad jisai vos nepersonaliai leidžia, tai žinot, apsispręskit ir įsiplaukit galvą. Ir žinai, šiandien pamačiau straipsnį, kad Budrys, mūsų ministras, pagaliau pradėjo kažką kvaksėti, o tai būtent yra kvaksėjimo reiškinys, kad jeigu ką, mes Lietuvoje pasiruošę siūsti kažkokį tai specialų pasiuntinį tarti su Baltarusija. Mėlėjai, neišspręsit, siūsdami santechnikų, kaip sakant, sutvarkyti kosminės raketos. Tai jūs vis tiek prives prie to, kad jūs politiniam lygmenį turėsit su Baltarusija tai spręsti, institutų lygmenį. Jo labiau, kad juokingas toks momentas, kad aš buvau Baltarusijoje ir mes kalbėjom su ministru apie šitas studijų problemas. Po poros dienų atvažiavo irgi pasiuntinys nuo Trumpo į Baltarusiją ir nuėmė, kaip pasakė, kad nuima vadinamas sankcijas nuo baltarusiškų trąšų. Dabar, žinai, Milda, dabar vėl prasideda klausimas. Kalio trąšas, už kalio trąšaus tranzitą Lietuva gaudavo neįtikėtinus pinigus, dirbo nuostabus Klaipėdos uostas. JAV nuima sankcijas, bet ES, kuri įeina į totalią konfrontaciją su JAV ir Trumpu, tokių sankcijų nenuims. Lietuva vėl lieka be pinigų. Ir žiūrėk, koks įdomus momentas. Kai Budrys rėkia, kad ES padėk mums, nes čiagi siena tai ir tavo, kaip. ES tyli, kaip sakant, žuvis vandens prisėmus ir žino su savo problemų užsėmus, kadangi reikės spręs problemas su Trumpu. Ir vėlgi tas pats momentas. Lukašenka, babkės, pinigėlį Lietuvai turėtų birėti, bet mūsų begalviai, nes Briuselis neleis, vėl nepaleis tranzito. Tai palaukit, mes turim savo galvą ar neturim savo galvos? Kai, žinai, su mane kaltina, kad aš sakau, kad Lietuva negali priimti sprendimą. Atsakyk tu kaip moteriškai intuityviai galvoji, turim mes galvą ar neturim mes galvos? Atsiprašau.
Nu, matai, žuvis irgi gali turėti galvą, bet jeigu jinai supūvusi, nu, tai mažai labai Žiauru va. naudos nuo jos. Žuvis pula nuo galvos. Žinai, ir šito vietu iš tikrųjų baisiai skamba, kadangi tas žuvies iš tikrųjų gerai, tu čia pasakai, jeigu žuvies galva supūvusi, šiai dienai ES labiausiai rūpinasi savo Slovakiją ir Vengriją, kur jie dabar ant dienų turi nuspręsti nuo pirmadienio pradėti šitą epopėją, galutinio užšaldymo ar ten konfiskavimo Rusijos visų šitų aktyvų. Aš jau ne vieną kartą sakiau. Žmonės žiūri ir vis tiek nesupranta. Taigi čia yra savižudybės visiškai aktas. Ir pradedant tai, kad Europa žada atsisakyti jau visiškai totaliai 26-27 metais nuo energijos resursų tiekiamų Rusijos, jau tai yra mirties nuosprendis ekonomikai, finansams. Ir plus dar griauna Europos Sąjungą kaip organizacija iš vidaus, atimdami veto teisę iš jau 2 narių, jau jie taip skelbėsi. Taip. Kas čia per savižudiškas instinktas? Kas čia yra? Vat? Kaip apibūdinti politiškai visą šitą veiksmą? Kodėl jisai vyksta? O tai čia gaunasi retoriniai klausimai iš tikrųjų, nes mes suprantam vieną, jeigu Trumpas iššokinėja iš Ukrainos karo ir jau praktiškai visiškai iššoko, tai mes turime matyti ir to apžvelgsim, kokie tai procesai iš karto išsišviečia, tai su tuo negali sutikti nacistai, fašistai Europos Sąjungoje, kurie negali nenugalėti Rusijos, nes jie yra nei prie derybų stalo, jų neklausia niekas dėl naujos Europos architektūros, jie nedalyvauja niekur, niekame, juos jau ištrynė. O Ukraina šiandienai su savo tos neva taikos sutartimis yra tik tais dabar šydas, dūmų uždanga, kad mes nematytumėm kito proceso. Vat žiūrėkim, dabar mes svarstėm ir apie tai, aš eterį kalbėjau, Baltarusijoje, kad formavimasis, ir aš jau daug metų apie tai kalbu, Intermarium projekto yra jau taip įsibėgėjęs, kad šita architektūra jau pagaliau tik aklam nematoma. Ir kai Trumpas išleidžia tą dabar pokalbį tokį, ar kažkokį tai raštą, ar norą, ar kažkokį tai dokumentą, nesvarbu, kurį pavadina C5, kur sako, kad iš vis ne G7, ne G20 kažkokios pasaulio galvos formuos pasaulio ateitį, o sako C5, tai yra Jungtinės Amerikos valstybės, Indija, Kinija, Japonija ir Rusija. Paraleliai atsiranda kitas dokumentas, kurį, žinai, palydi žodžiais prieš tai Maskas, kur Maskas pasako, susimušęs dėl tų technologijų ir socialinių tinklų, pasako, Europos Sąjungą reikia iškonstruoti. Ir Trumpas susipykęsgi su Masku, ten, žinai, protai susipykė visų. Tai vat, Trumpas iš karto paleidžia realų, kaip sakant, po pergalį, kad sako, o išimkime mes iš Europos Sąjungos, demontuokime ir ten patraukime į Intermarium projektą 4 valstybės. Tai yra Italija, Austrija, Vengrija ir Lenkija. Įdomiausia tai, kad Trumpas suskubdamas šitą pareikšti įtraukia į Intermarium projektą to, ko nebuvo numatyta, tai yra Italija. Italiją reikia saugoti tam, kad šiai dienai Vatikanas nepersikėlė į savo didįjį Čmėzyno projektą vadinamą Didžiąją Armėniją ir liko ten, kur jis yra. Taigi vadovauti jam reikia Intermarium toliau projektu, jis neatsiranda jame iš vidaus, reiškia reikia įtraukti Italiją, priklijuoti dirbtinai. Už tai Meloni, kaip mes matėm, iš karto dingsta ir nyksta su savo visokiais tiekimais ar pagalba iš Ukrainos ir neša uodegą. Ir mes vėl ratu dabar grįžtam, kai matome, formuojasi Intermarium projektas ir tam, kad atsirastų neutrali aikštelė derybose, ką daro pasiuntiniai Jungtinių valstybių, nuiminėja sankcijas nuo Lukašenkos. Vat jums ir atsakymas, kaip ant akių formuojasi projektas. Šito vietoj labai svarbu pastebėti, kad šito formavimosi metu yra labai svarbus aspektas, už kokius pinigus šitas projektas gyvens. Atsakau iš karto, šitas neutralus projektas gyvens už pigius energetinius rusiškuosius resursus, labai pigius. Vat jums ir atsakymas. Būtina dabar ypatingai su Rusija santykius gerinti ir ekonominius tos santykius gerinti. Tai toj mes matysim visišką virsmą, perversmą.
Tai revoliucija. Fico girdėjai, ką pasakė vakar savo radijos stotį Slovakijoje. Sako, mes tuoj matysim, kai visi tokiu greičiu ausis ir persudinės kėdus sandalikus ir visą kitą. Ir bėgs pas Rusiją su Putinu draugaut ir ten bučiuosi vieną vietą. Jis sako, jūs pamatysite tokį veidmainiškumą, kad dar tokio gyvenime istorija nematė. Ir šitas procesas ateina. Ir Trumpas, norėdamas išstumti, tarp kitko labai stipriai Kiniją, sėdi Baltarusijoje, išstuminėja Kiniją ir nori užimti dominuojančią poziciją Intermarium projekte. Jeigu mes kalbam, kad Intermarium projektas turi būti neutralus, tai žiūrėk, ką daro Milda Trumpas. Jis nustato politiką ir labai gerose santykiuose su Vatikanu ir Italija. Jis ima po savo sparnų Ameriką, Austriją, atraminė šalis, jeigu jūs pastebėkit, Vengrija, kuri bus, manyčiau, centras Intermarium projekto, ir Lenkija. Tai yra Trumpas norėdamas paimti šitas aikšteles, iškart sako, kad jis dominuos neva neutralioj teritorijoje ir kartu su Lukašenka derina santykius. Čia yra didysis pavojus Lietuvai, o kaip tai atrodo? O atrodo tai, kad jeigu šitoj vietoj dabar politiškai Baltarusijos valdžia sužais neteisingą žaidimą, šitas projektas nesusiformuos. Yra tokia grėsmė. O tai bus labai, kaip čia pasakysiu, verkiančios ar labai skausmingos, neįtikėtinai skausmingos pasiekmes Lietuvai. Labai. Taip, kad žiūrėsim, stebėsim šito projekto vystymasi, kiek galima įdėsim, kaip Milda, ir postais, ir darbais, ir video, ir mūsų važinėjimais, tuo, kad Lietuvą ypatingai bandyti traukti iš karo. Kiek, mėlieji, įmanoma. Taigi grįžtam prie piginų. Kaip praeitoj laidoj rodžiau, Užtrevičius jau verkė, kad piginų nėra, o ES nori atimti tos vadinamus aktyvus iš Rusijos, žinoma, ir, Milda pasakė, veto teisė griūna. Tai ką sąlygoja, o tai, kad Trumpas puikiai greuna šitą ES visą šitą monolitą ir Vengrija su Slovakija bus ištraukinėjamos. Ir jau labiau, kad pati ES, ES komitetai ir visos komisijos atims veto teisę. To labiau bus apie pinigus. Pinigų nebesaugumą laikyti ES. Irgi jau parodyta, reiškia ką? Iš ES investicijos totaliai bėga. Šiaip radau va čia vieną straipsnį, profesorė apie JAV ir Baltarusijos susitarimą. Dvitaškis. Matome vakarų sankcijų sistemos skilinėjimą. Tai jau Lietuvoj panikos būsenų visi įrodo. Skyla visa ES, kadangi visi pradeda matyti globalius, vietinės reikšmės ir, atsiprašau, kaimietiškus projektelius. Ir žinai, Milda, kai Mercas šiandien stovi ir bliauna nuo, kaip sakant, nuo podiumo, kad mums reikia ten šauktinių, greičiau karui su Rusija. Ir kokia, žinai, skausmas jo širdėje ir ant veidelio iškreiptas. Moterų negalime į armiją šaukt, kadangi konstitucija neleidžia. Čia tiesiog akis pasakė, vyrai, alio, jeigu moteris jau traukti frontą, tai kiekgi jūs kainuojat kaip vyrai? Todėl grįžtam, atsiprašau, prie mūsų mylimiausio cirko. Tai yra vadinasi korporacija Made in Lithuania. Ir žinai, Milda, čia buvo šou. Labai ilgai mes stebėjom patriotinio veikėjo Žemaitaičio šokius su būgnais apie Lietuvą, kaip jis visaip jie rūpinosi, apie mokesčius, apie viską, kas darosi, bet staiga, kai tik tais prieina klausimas prie balsavimo, viskas pas Žemaitaitį yra patvirtinta ir nubalsuota. Už tai noriu, nepykit, bet vieną intro parodyti. Žiūrėkit, norėčiau atkreipdėmėsio į šitą, kaip sakant, povą, o čia žinokit, kaip sakant, matot, kokie cirkai vyko prie Ukrainos Lietuvos vėliavų, tokie dundenimai, stuksėjimai, tarškalinė, čia žiūrėkit, čia cirkas. Čia tipo atseit, jie buvo prieš ar už Žemaitaitį. Viską, ką jūs matote apie biudžetą šiandien, buvo klaunada totali. Ir šitas žmogutis, vadinasi Žemaitis, pagrindinai sukūrė tą vadinamą intrigą atseit, kur bus biudžetas ar nebus. Baikit juokus.
Visada viskas bus. Man tik tai žinai, kas Milda įdomiausia Žemaitaičio figūroje pastaruoju metu pasirodė ir tikrai aš aiškiai apsirašiau sistemiškai. Pastebėkim vieną įvykį. Seka. Kur tik tais šeimininkas paskelbė kažkokią tai vėliavą lyderystės, ten yra Žemaitaitis. Atsimeni Covidas. Kas labiausiai ten plėkėsi ir visus sodint vos ne, kaip sakant, žinai, į cypę ir taip toliau. Žemaitaitis. Kai tik tais atsiranda kita iniciatyva, gal padaryti intrigą dėl kažkokio vyriausybės. Karas Izraelyje. Jo, karas Izraelyje, teisingai dėl Žydijos, nors tai buvo užsakytas procesas, vėlgi jam padarė populiarumą. Kai tik tais atsiranda momentas priimti biudžetą ar nepriimt, šitą šou lyderystę pasiima Žemaitaitis dėl nekilnojamo turto mokesčio. Buvo padarytas totalus šou, žmonės, jūs supratot, kas atsitiko? Jūs apmokestino daugiau, o jūs net nepastebėjot, bet buvo vėl Žemaitaičio šou. Taigi, vėlgi, atvažiausi į Artą, vėl Žemaitaitis. Taigi, kur tik tais iniciatyva įsimasi, grėbėsi tos vėliavos, staiga jinai netinka, ją meta ir, kaip tu sakei vieną kartą, kaip nuo žąsies vanduo. Kodėl šiai dienai jam tiek leista? O tam, kad šiai dienai žmonės nematytų realių procesų. Mes visą laiką gyvenam šitam rūko šydo užsklandu. Žinok, šiaip stebuklingai, ne? Važiuok, kiek buvo iečių, laužimo imitacijos, bet visi priėmė totaliai karinį biudžetą, kuris mūsų Lietuvai bus tiesiog, kaip tenais, šokiais su ragučiais, o ne tautinis yra toksai reiškinys. Aš pasižiūrėjau, dabar beveik 2 milijardai yra skiriami vien tik tai šitiem poligonam. Tai yra brigadai iš Vokietijos ir Amerikos, ten keliems kareivukams statomos, viskas grinais 2 milijardai bus įleidžiami į betoną. Tai nežinau, ar jie čia patys netiki tais polimais, ar jie tiesiog yra staigus planas pasisavinti visus šitos pinigėlius kažkaip su didžiuliam nuobirom savo į kišenę įsidėti ir po to sėsti į tą vienintelį Spartaną, kur turim ir išlėkti. Pabėgimo planą, aš manau, jie turi, nes kėdų persimovimui tikrai nėra šiuo metu, bent jau nematau šitam horizonte. Iš tikrųjų, visa tai vyksta tikrai labai liūdname, kaip sakant. Bet tiesiog žiūrėk, o Lietuvos likimas. Tarsi tie balionai ir problema keliama, ne? Jie reikia uždarinėti oro uostus, čia milžiniški nuostoliai. Išeina verslas, tiksliau, ir tos investicijos jau 16 kartų sumažėjusios. Problemos nesprendžiamos, jos tik tai gilinamos atrodo. O gilinamos todėl, tarsi čia būtų norima viską sudeginti kibenį, kai sako materį, ar ne? Kakoj materį, kibenį materį. Ir tai suponuoja mintį, kad čia niekas nenori spręsti problemos, o nori pasipinigauti, pabėgti. Ir gal iš tikrųjų, žiūrėk, Intermarium projektą minėjai, ten Lietuvos pavadinimo kaip ir nėra. Ir apskritai, kaip tu matai Lietuvos likimą visam šitam politinio žemėlapio perbraižyme? Žinai, šitoj vietoj... Nes Kaliningradas jis dar yra vis tik Rusijos teritorija, o mes skersai įstovimo šitam koridoriui. Klausimas yra pats žiauriausias ir pats tikroviškiausias. Ir šitoj vietoj Lietuvos iš tikrųjų nėra Intermarium projekte. O jos nėra dėl to, kad šiandienai, kaip ir aš praeitoj laidoje sakiau, Briuselis nusprendęs dėl savo vardan išlošimo laiko Pabaltį ir Lietuvą tiesiog sudeginti. Kiek šitie aviukai šonai, atsiprašau, ir tiktokiniai menedžeriai iš Seimo ir vyriausybės supranta, labai įdomu, kaip sakant, būtų paklausti jų asmeniškai. Bet iš tikrųjų Lietuvos ateities tam tikri virš valstybinio valdymo, kaip sakant, valdytojai, tai pasakysiu, tikrai nemato, jos nėra. Čia, žinai, kaip mūsų Lietuvos politikai sako, kad į rytus nuo sienos nei Baltarusijos, nei Rusijos nėra.
Jie ištrynė savo galvose žemėlapį, susidarė Lietuvos tokį iliuzinį gaublį ir sėkmingai jame gyvena. Žinok, čia yra trumpalaikių šitų, drugeliukų reiškinys. Va dabar kažkaip pragyveno, va dabar svarbus, pasipūtė vyriausybė ar Seime ir toliau, nors, žinok, kaip pasakyti, deg viskas ugnie. Čia, kaip dabar taip juokingai, 100 kiek tai politinių kalinių paleido Lukašenka. Oi, koks jis čia toks, o čia pabučiavo Trumpų į vieną vietą, dabar jam sankcijas nuima. O jūs uždavėt savo klausimą, o kodėl Lukašenka dabar juos paleidžia? Atsakysiu, todėl kad šitie veltėdžiai, tuščias skardinių jo rinkinys nebereikalingas. O dabar jos imkit. Tai Lukašenka dar reikėjo maitinti jos kalėjime, dabar jūs imkit jos maitinkit patys. Beje, kažkodėl tai Ceuchanovskos biuras ir su jos pačios uodega kažkodėl tai derėsi ir nori išsikedenti iš čia, išnykti į Varšuvą. O tarp kitko, čia irgi, brangieji, į Mildos klausimą. Kodėl Ceuchanovska staiga dingsta į Varšuvą, į Lenkiją, ten, kur bus projektas Intermarium? A ką tai reiškia taip, iš toli tyliai? A todėl, kad net Ceuchanovska žino Lietuvos ateitį. A va čia, dabar prabangiai ir išmintingai. Norėjau paklausti, gal turi kokių naujienų, vis tiek tose kraštuose lankaisi ir gal buvo kažkokių lengvų perspėjimų Lietuvai, kas bus, jeigu mes nesustosim su šitom provokacijom, su bandymais uždaryti koridorių, pavyzdžiui, į Kaliningradą, pareiškimais tokiais ryškiais. Mildute, galiu pasakyti tik vieną. Perspėjimų, kaip tik nebuvo jokių. Iš tikrųjų, paradoksas tas, kad buvau kol ten, nebuvo jokių iš jų susitikimų, nei iki studijos, nei po to. Buvo tik tai studijų susitikimų su pergalbėta su žmonėm ir diskusinėje kalboje, kai aš taip labai pergyvenu, kad čia lietuviai uždarys Kaliningrado tranzitą ir Putinas tuoj puls su tankais ten prakirs kirviais ir tais vadinais durtuvais tą vadinamą ataką į Kaliningradą, man buvo pasakyta viena. Rusija šiandienai yra parengusi visą kompleksą veiksmų nekarinių. Taipgi, kad tie lozungai, kurių mes dar negalime tikėti iš rusų pusės, kad čia nebus rusų tankų, tai dar kažkas negali tikėti iš valdžiagyvių. Galiu pasakyti ir nuraminti. Kompleksų yra rinkinys. Ir vienas iš jų, pavyzdžiui, sako, įsivaizduokit, kad jūsų mažoji lietuvėliai staiga dingsta elektra. Jūs galit kaltinti, ką norit. Elektros nėra visoje Litvinijos žemėje ir jos nėra dieną, 5, 10, paraleliai nėra interneto. Ir ką jūs? Nei bankinių pavedimų, nieko. Jokių karinių veiksmų. Suprantat, šiai dienai su tomis technologijomis, kur mes grįžtam viską ratu, mūsų veikėjai negali su balioniukais susitvarkyti. Tai mes matėm šį dieną savo akimis, kai praktiškai be ryšio paliekama, jeigu tik yra dronų galimybė ataka į Maskvą, praktiškai visą Maskvą išjungiamas internetinis GPS ryšys. Jūs suvokėt dydžius ir galimybės. Tai reiškia, sutvarkyti viską galima. Jeigu tu tik nori. Tai klausimas, kas mūsų Lietuvoje nori ne taikos, o karo ir kas nori provokacijų. Ir mes visą šitą laidą šį dieną dėliojam. Intermarium projekto rinkinio jau architektūra aiški, Trumpas nori ją iššokti ir neįleisti Kinijos ir dominuoti pats. Ir konkurencija susidarė, o jau procesas yra. Ir šitoje vietoje lieka tik atsidusti ir kažkaip galvoti apie tai, kaip sakant, kaip mums uodegytę išnešti ir viską mes, kiek įmanome, mūsų žmogučių, mažučių, blogeriukų, žurnalistėlių rankose mes su ta vėliava eisim taikos. Ir kitas momentas, kad beviltiškumas yra totalus, noriu tik parodyti šitą, Noriu priminti, kad 2006 metais gruodžio 5 diena Britų darbdaviai uždraudė kalėdų eglutes. Taigi, Jungtinėje karalystėje 2006 metais buvo pradėta akcija, vadinama katalikybės griovimo,
ir religinių visokių bendruomenių, ir ten ir savo vietinių, ir taip toliau, vat, kas susijęta su, taip sakant, su išvis religija, tai vat pradėta buvo karas prieš eglutes. Taigi, va žiūrėkite, vat vėl 26 metai, Britų kompanijos uždraudė darbuotojams puošti savo biurus kalėdoms. Jūs galite įsivaizduoti absurdą ir žiūrėkit šiai dieninis, va, šios šviežiausias straipsnis, va, mūsų 11 dienos jau čia dabar, kai vieno miestelio Jungtinėje karalystėje, Killjoy, taryba grasina gyventojams skirti baudą už kalėdinius vainikus dedamus, čia turėtų būti, dedamus ant lauko durų. Jūs galite įsivaizduoti absurdo teatrą? Bet tai nežiūrėk, Intermarium projektas, kurio širdyje vis tiek išlieka Roma, nes visi keliai veda į Romą su Italija, o ten Vatikanas, taip išeina, kad Intermarium projektas bus lipdomas vis tik ant katalikybės, tiesa. O čia Kaip supranti, vertybės. jau mes matom ir mes kalbėjom ne kartą apie tai, kad jiems nebereikia katalikybės. Jie galvoja, kad su dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų socialiniais tinklais ateimu, jie mums, kaip sakė Tuckeris Carlsonas, atves kažkokią tai techno religiją, miksą, viso ko miksą, kai tu eisi ne į bažnyčią iš pažinties, o išpažinti darysi savo telefonui. Taigi Vatikanas galvoja kartu su skaitmeninėmis platformomis ir su vadinamais tų platformų socialinių tinklų kontrolieriais, išradėjais. Vat mums šitą naują religiją ir pasiūlyti. Nereikia pamiršti, negalvokit, kad Vatikano bankas yra kvailas. Vatikano bankas yra puikus investitorius ir puikiai investuoja į ateities technologijas. Ir šiai dienai klausimas yra tas, kai aš atsimenat, sakiau, kad santykyje Trumpo su Putinu gerinant atšilimo temperatūrą, kas bus tas gerintos? Vatikanas. O nereikia pamiršti, kad Vatikanas puikius santykius turi ir su Kinija. Už tai grįžtant tai, kad lygtais iš pradžių matant, kaip Trumpas ar Jungtinės Amerikos valstybės vienas kampas, tų vadino, kaip čia, prediktoriai, ar kitaip jos pavadinsi, kovojo su Kinijos ir Indijos civilizaciniais prediktoriais, dabar matome, kad vardan to, kad Rusija nenugalėta, pradėjo vienytis, už tai Trumpas paskelbė projektą C5 Jungtinės valstybės, Kinija, Indija, Rusija ir Japonija. Drįsiu, kaip sakant, pakomentuoti tavo sprendimą, kurio aš nemačiau, kad komentuotų niekas, net Rusijos didžiausių ekonomistų. Kai klausiama visų to, kad kodėl Japonija, visi sako standartinės mintis, ką ir aš išdėsčiau. Kad Japonija, ten vienos šalis kaip Vietnamas ar kiti ten labai myli, nes kiti ten nekenčia Kinijos, kiti atvirkščiai nekenčia Japonijos, kenčia Kinija. Taip, kad čia žinot, kai partijose turi būti liberalus toksai mažas satelitas, tai Japonija šitą puikiai ir atitinka. Kitas momentas, kad technologinis išsivystymas, kaip junginių konstruktų arba ardytojas ar siuvėjas Japonija puikiai tinka. Bet Milda primindė genialią mintį tai, kad šiai dienai Japonija yra didžiausias skolos Jungtinių Amerikos valstybių laikytojas. Ir kartu... Jinai negali būti palikta už borto. Žinoma, o kasgi skolelės Aha, taip, čia yra tokie aktyvai. Vat kaip aktyvai, Rusijos aktyvai ten, tai ir skola irgi aktyvas, nereikia pamiršti, per skolą. Plius bazės, aviabazės, ta visa Japonija praktiškai yra Amerikos aviabazė, kuri padeda iš anos pusės prižiūrėti Pietų Amerikos ašigalį, norėjau pasakyti. Pietų Amerikos ašigalį, jo. Tai sakysim taip, matai, tai mes žiūrim dabar su tai Milda, ar ašigalis ten, tai čia Trumpo akimis. Jisai gaublius piešia taip, kaip jis nori šį dienai. Ir mes, jeigu pasižiūrėsime, kiek valstybės skolos sudaro ir aplamai skolos ir biudžetai prekybiniai Japonijos, Kinijos su Jungtinėmis valstybėmis, tai net silpna pasidarys. Tai va, šitas penketukas už tai ir įeina į to būsimojo konstrukto pagrindą. Ir šito vietoje, jeigu mes šito nematom, mes nematom, kaip konstruojasi vėlgi Intermarium projektas. Taigi,
pabaiginėjom mūsų kalėdinių karinių biudžetų, kuris, kaip sakant, Lietuvai pasakė ir palinkėjo ilgai gyventi kalėdinėmis eglutėmis, kad viskas religiško, gražaus, fundamentalaus, šventinio, šeiminiško yra greunama. Ir įdomiausia pastaba dar ir su Austrija yra, kadangi Vienoje vyksta labai įdomi paroda, kuri atseit skirta irgi kalėdoms, bet ten yra tokio dydžio bjaurasties ir satanizmo apraiškos, kad net jau Austrai, kurie yra totaliai liberalūs, jau net irgi pasišiaušusiais plaukais bevaikšto savo kiemuose ir gatvelėse. Taigi pasižiūrėsim, labai įdomu viskas, o kągi visą gylį mes iš tikrųjų daugiau visada mėgstam papasakoti akis į akį, tai kaip ir minėjau, spalio, tu su tuo spalio, sausio, 26 metų, sausio 10 dieną, 13 valandą, Žemgulio 46, Panevėžys, mėlyjei lauksim. Ir ačiū, kas mus žiūri, ačiū, kas mus remia, ačiū, kas mus palaiko, nes atleiskite, be jūsų mūsų miela Lietuva, mūsų miela šeima, mes daugiau nieko neturim. Ačiū Jums. Na, kol skaitmenizuotas Kristus mūsų nepasitinka bažnyčiose ir dar neatsakinėja į besimeldžiančiųjų klausimus, užklausimus, kuo čia viskas baigsis. Žodžiu, čia GPT Kristus nepriminėja besimeldžiančiųjų iš pažinties. Tol mes paprastai šiltai sakom linksmų švenčių, šventų linksmų kalėdų. Susitiksim kitais metais greičiausiai ir net labai gyvai. Kviečiu į Panevėžį 10 dieną, kaip sakė Ainis. Būsime mes dviese. Ir papasakosim jums tai, ko negalime atskleisti šituo kanalu pavadinimas. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad remet, ačiū, kad esat, ačiū, kad mylit. Bučkis.